Ačiū. Tai su nuotykiais šiandieną, ne? Su nuotykiais, va šitam dopė apsisukam vieną vietoje. Au. Tai dabar per slydų. Prieš tai, kas buvo, tai buvo pasaka. O dabar vėl čia lietaus gavo ir labai blogai. Nepasidžiaugiam taip, kaip norėjom, bet nesvarbu finišė. Ačiū. Alio, baigiam. Kaip sekėsi šiandien visą dieną tavo? Įvairiai. Tai pradžioj papušinom, atrodo lėkiam. Antroji sekcijai prisidirbam reikalų. Dabar vėl atrodo labai smagiai lėkiam. Tai rezume, tai šiandien valandą, tai mes važinėjom. Prašau, pasivaišinkit. Ačiū. Kaip ir sakėm. Varom, Užteko batareikų šiandienai? Užteko baterijų, nepaisant visokiojopai sunkios savaitės. Ačiū komandai, ačiū Justui, visiems, kad užteko batareikų. Ir... Gera treniruotė? Čia yra netreniruotė, čia ralis. Žinai, sąlygos visokios tau ralio būna. Gerai. Nežinau, ką daugiau pasinau. Kaip šiandienos varžybos? Įspūdingai. Įdomiai labai, ko labiausiai bijojom paskutinio šito greičio ruožo. Jisai buvo pats geriausias, bet mūsų mašina jau nebeatlaikė. O kas, automobiliai? Nebeturim stabdžių. Baigėsi. Tai nežinau, parvažiuosim prisistabdydami pavarom. Ir sankaba po klaustukų. Bet viskas gerai, parvažiuosim iki parfermė. Bent jau stogas veikas. Ne taip kaip visą gydę. Ne taip, biškiuką išsigydėm. Kokie įspūdžiai po varžybų? Nu, ką, geri, fainai, smagu, sudėtingos sąlygos. Kaip sakant, trūksta to švaraus važiavimo, taip nesigauna. Bet ir sąlygos tokios nepadėjo turbūt. Ko gero. Bet džiaugiesi finišu. Džiaugiuosi labai. Ačiū. Prašau. Dovana. Ar susidraugavai su tramplinu? Antrą kartą jau daugiau skridom biškį atmušą. Bet, jo, karšta, su šildymu važiavom, nes langai rasuoja, tai dabar šiltoka. Kaip bendrai visas ralis tau? Jo, smagiai, ryte buvo baisu, naktį sunkiai prieš ralį, daug jaudulė, bet dabar tai jo, atrodo, dar galėtum važiuoti. Super. Prašau, čia jums. Malonu. Sveikinam su finišu. Ačiū labai. Kaip sekėsi? Nauja patirtis labai sekėsi, nebaisiai gerai, bet nauja patirtis džiaugia. Supratai, kas yra purvinė? Supratau, kas yra važiuoti ant šlapio. Dar nesupratau iš tikrųjų, dar poros kartų reikia atsiprašyti, mažiausiai. Tai va. Šiaip viskas gerai? Jo, viskas gerai. Ramiai, stabiliai, neapsikuojame. Ačiū. Prašau, pasivaišinkit. Gerai, ačiū. Ačiū laiku. Sveikinimai su finišu. Ačiū. Kaip? Laukiam. Laukiat? Laukiam finišo, blema, visą laiką važiuojam, tai tas, tai anas. Šį kartą kažkaip viskas tikrai pavyko. Daugiau mažiau. Jeigu ne lietus, bet jau taip yra. Bet įdomi patirtis. Nėra patirties čia. Čia yra blogas jausmas, paprasčiausiai. Patirties čia jokios, čia kaip su vasariniam padangom ant šlapdribos. Tai tokia čia ir patirtis. Ant tramplino šokai? Ką? Ant tramplino šokai? Jo. Labai gerai. Lauksiu jūsų kokios fotkės.
Tiesiog viskas gerai. Bus. Ačiū. Ačiū Jums. O, ačiū, mergaitė. Ačiū. Toks. Smagu pasiekus finišą. Jo, tokį tikrai smagu. Tokio dar neteko. Ar labai daug iššūkių? Jo, visokių buvo tikrai. Ir slidu, ir medžiai, ir visko buvo, bet ant ratų. Kaip su tramplinu? Stabdžiaus. Technika biškiai. Biški netalė. Kitaip išės. Netautė, tai va. Šiaip smagu viskas liaus. Finišas svarbu. Ačiū. Ačiū. Prašau, pasivaišinkit. Prašau, pasivaišinkit. Per trampliną tai skrydom. O per trampliną, o taip skrydom, pasvyrė? Biški. Tai skridot, ne? Aha, per trampliną jau, kaip sako, man žiūrovų biški reikia. Padurniuot, neprisidurniuot, bet šiek tiek. Tvarkingai padurniota, ne? Jo, su protu. Kaip visas varžybos tau? Ką žinau, nesu važiavęs ant tokio šlapio grunto, tai sunku šiaip. Va, su renkamės kilometrais mokinamės, ateityje gal bus geriau. Ačiū. Prašau, pasivaišinkit. O, ačiū labai. Dar gali. Dar gali. Baigtas finišas. Vaizdas laukia, pasimėgau, kaip reikia iš mašinos išlipti. Šiais laikais. Dar prie viso to papasako, kodėl stogas sugėdo. Ai, išbėgo, kiškis gal į kelią koks. Taip gimsta ralio vairuotojai. Ne, viskas labai gerai. Kad stenogramų yra greičiausiai, bet sėkmingai, gražiai. Galėjo būti daug blogiau, bet viskas gerai. Finišavom. Gerai, o vairuotojo versija kokia? Vairuotojo versija panašiai, šiaip bandysime išanalizuoti, kas ten buvo per gaibas. Nes posūkis iš savo lengvumo tai tikrai buvo ketvirtas, bet iš tų greitesnių į tą ketvirtą persimest nebuvo net laiko, nes tai kažkas, sakau, analizuosim, tada galėsim pakomentuoti kažką. Aha. Šiaip ką žinau, faina, malonu, džiugu, kad gavosi iki finišo atvažiuoti. Galėtum išnutraukti. Tai tikslas toks ir buvo, aišku, nenorėjau to padaryti, bet teko. Ne, tai gal jau ne. Kaip ir buvom, kiek suprantu, į top 10 net papuolę, rezultatų neklausiu, nežinau, bet kiti pasakas. Tai gal visai jau normaliai. Gal ir neblogai. Atsistatysim, susipoliruosim ir kitą ralį kažką pabandysim vėl pavaryti. Greta dirba, šaunuolė labai gerai dirba ir labai patenkintas aš. Super palaikymas, geležinis užnugaris. Ačiū. Sveikinimai su finišu. Gerai, dėkui. Varžybas sklandžiai praėjo ir jauna šturmanė patenkina, įvykdė kaip savo norus, ką jį norėjo. Tai dabar jie labai nori važiuoti tą sakantį per čempionatą. Tai va, matot, šturmanai taip ir randa. Tai va, nu tai su tokiais vairuotojais, tai žinai. Jo, taip, nežiūrėjau rezultato, aišku, dabar jau nebepagau, kaip per mažai greičio ruožo, kad pagautum likusis. Nes kuo tolyn, tuo tobulėja. Tikrai taip. Tai va, tai labai patenkintas. Kaip varžybos tau visas? Gerai sekės, nes esam vietiniai, kažkiek žinojom gal kelius, esam pavažiavę, bet pirmą kartą važiavom sportinio tipo palangom, tai pajutom tokį skirtumą didelį, kad wow, taip smagu yra, aš taip nenoriu grįžti per reaktorių, dabar nežinau kaip reiks. Žiauriai gerai. Smagu buvo savais žvyrkelis prasirėkti, ne? Jo, ten pirmas trečias visą mano gimtinį, o čia šitie mažiau žinomi, bet tiek. Viskas gerai, ne? Su gesintuvais, ten irgi visokių įdomių Tai praeitą variklio upgrade'ų. Parodyt. Nulūžo dangtukas, išvarė tepalą, tai šitą 7 baigėm, tai jau grįžė buvo. Teisėjai užgesino, sukonstravom, dar vieną finišavom. Žodžiu, nuotykių netrūksta, ne? Nu dar toks finišas irgi pirmas.
Su gesintuvu rankose. Jo. Atsidarau kapotą ugnis. Barbecue. Teisėjas atbėgo, užpūtė. Tai radom tą propkę, sukonstravom. Tai šitą jau anavarinio, o svarbu finišas. Bet finišuosi, manau. Kaip tas Tauragės raliukas? Nu geras, šlapės, kaip ir prognozavo. Ir džiaugiuosi, nes tikrai labai atsargiu tempu. Čia dabar kaip tik kalbėjom, kad maks čia 7% turbūt važiavom savo galimybę. Tai labai gerai ant kelio lipom, finišavom. O dabar lauksim kokios nors sausos dangos, kur jau savų tempų normaliai galėsim palikti. Tai Trakų ralį užsakysit geresnį orą, ne? Trakų ralį, jo, užsakysim geresnį orą ir ten jaučiu šturmanausiu. Jo. O kada sugrįši į šitą? Planas rugpjūčio gale, bet ne Lietuvoj. Tai jo, papasakosim, įdomus ralis bus. Pakviesim ir tave, kad atvarytum ir pabūtum mediją tenai. Ačiū. Ačiū tau, iki. Prašom, čia jums. O, ačiū. Žiūrėjau, žiauriai skanus. O, tai va kaip tik. Pagaliau. Tai kada čia finišas paskutinį kartą buvo? Oi, čia po finišas paskutinį. Pernai Aukštaitijai buvo paskutinį kartą. Diena nebuvo iš lengviausių, mašina ardėsi jau gabalais po biškiuką. Bet nežinau, šios dienos finišas geriau negu laimėti jaučiu čempionatą būtų po tiek nebaigtų varžybų. O dar liko, aišku, iki uždaro davažiuoti, bet jau manau kaip nors dabaigsim. Tai gal laikas į Rally 2 persėst? Kartais laikas neleidžia tas toks kitaip vadinamas. Jep. Tai va. Kur pamatysim tave dabar? Nežinau, pirmą garaže pamatysim prie mašinos remonto, o paskui žiūrėsim. Aišku, noras yra dar pavažiuoti tikrai šiemet, bet nežinom, kaip bus iš tikrųjų. Reikia vėl persižiūrėti mašiną, nes šiandien tikrai daug detalių paliko mus anksčiau laiko. O kokių? Tai pametėm 2 slintuvą, vieną šakę sulenkta, vairas 90 laipsnių kampu stovi. Nuo dienos vidurio tik supratom, kad vienas šalmas net nebeveikia. Tai aš tik šturmaną girdžiu, jis manęs negirdi, tai pas mus tokia mašinai kaip trintis labai daug laiko laisvo, nieks nekalbom, atrodo, kai susipykę važiuotume. Tai žodžiu, sąrašėlis bus ilgas, ne? Jo, manau, kad bus, nes visas apsaugos atsikabinė, visokių tokių garsų, kurių dar nesu net girdėjęs, suklėjo važiuodamas, bet manau, viskas bus gerai. Majau, papasako, kodėl šturmano garderobas toksai? Sako, išlipdėjom. Turbūt įklimpom. Buvo sunku ištraukti, pragaišom nemažai laiko, bet svarbu finišavom dabar. Apart to nuotykio, kaip viskas? Šiaip rezultatas neblogas, buvom antri, juniorai pirmi buvom, bet dabar po to įvykio nukritom, tai tiesiog finišavom, kad taškų atsinešti. Bet ir treniruotė gera, ant šlapio turbūt. Jo, tai svarbu finišuoti. Ką šturmanas pasakys? O nieko, smagu, slidu, tai teko įsimaudyti, molį pabūti. Tai purvo vonios, tai žmonės pinigus moka už tai. Procedūrų. Džiaugiuosi, svarbiausia, dabar esam finiše, susirinkom taškus, power stage'ą kažkaip suvažiavom, dar papildomi taškai. Viskas labai gerai. Viskas tik kaip visą. Jo. Kokio dūmelio pas jūs čia vidu yra? Čia benzinas sutepo. Kokteilis, ane? Kitaip nevažiuoja. Čia iš ryto visi su kokteiliais, kaip suprantu. Deja, taip. Kaip visos varžybos tam? Nu, jeigu taip sakant, tai iš pradžių nelabai supratau, ką darau. O pabaigoje? Pabaigai. Kaip šitas paskutinis ruožas? Geras. Sakot, pagailėjo bent jau ant galo. Papasakok. Pagailėjo ant galo, lietų išjungia kažkas, tai vanduo baigėsi. Pavedimas nuėjo pagaliau, žinai, su bankais šeštadienis. Ačiū. Visų pirma, su finišu ir kaip tos varžybos tau? Nu, pradžia labai sunkiai buvo, labai išplauta viskas. Dabar šitas tie dudopai paskutiniai, tai nu jau važiuot smagu buvo. Kur tikėjomės, kad blogiausia, bus gavosi geriausios sąlygos. Ten 6 dopė, tai liūtis pagavo, tai ten šis tragedija buvo. Ežiukas rūkė buvo? Jo, valytuvė jau nebespėjau pagyti. Tai dabar sakau, atgaiva tokia net po šitų dviejų. Palauk. My God. Kiek laukiai finišo?
O nuo ketvirtadienio. Ne, iš tikrųjų po Visagino visų tų, kaip sakant, kabroleto paieškų truputį buvo toks, na, žinai, kirminėlis galvoj kažkoks, reikėjo baigti. Aišku, gal nevažiavom taip, kaip reikėtų važiuoti, bet važiavom, kad baigtume. Nes reikėjo labai finišo, tai pavyko truputį. Dabar galbūt šiek tiek, nors ir slidžiau, bet parizikavom daugiau kažkur, bet žiauriai faina, žiauriai geras ralis. Niekada gyvenime nevažiavęs per šitą balas tokias, bet gerai, visko reikia pamatyti gyvenime, kad suprastum, kaip galima pakaifuoti ant sauso, ne? Tai va. Gerą ralį, draugai, Ačiū suorganizavo. visiems prisidėjusiam prie organizavimo, labai faina. Benas, šaunus, Edvis, visi, Donatas. Visiems labai ačiū, labai šaunuoliai, visi. Susimsim, padarysim vis geresnius ir geresnius ralius. Nu tai dabar visus tos... Aha. Nieko nematau be akinių. Visus dabar, oi, prašom dokumentizuoti. Vienu žodžiu, kaip ir viskas gerai buvo iki tų paskutinių 2 dopų, turėjom tokių momentų, bet kažkaip... Girdėjom štabę, kad turėjot. Jo, kažkaip pavyko išsigelbėt, o va, prieš tą 8-9 biškį jaudinaus. Turbūt rimčiausias toks dopas, kokia esu važiavęs. Nu, miške visas toks labai slidu, nu, čia tas lietus dar pagadino reikalus, tai pusę dopo, to 8, kaip ir viskas buvo gerai. Ir paskui, nežinau, mano minimali klaidelė. Per vėlai atsukau vairą, atskryvo galas ir išsigandau ir numinę stabdį tiesiog įčiažiau į griovį. Nu, biškai reikėjo palauk, kol žiūrovai ištempė ir viskas, finišavo. Gal gyvenimas gražus tada, ne? Jo. Šiaip nepraradom labai daug laiko. Ten kokias 5 minutės galėjo būti blogiau. Į Alką net nepavėlavom. Tai viskas kaip gerai, esu patenkintas. Patirtį išskaitai? Jo, patirtis, nu, ant tokios dangos, va, 2 metai, 2 sezonas važiuoju, tai dar ant lietaus, nesu su šito automobiliu važiavęs. Tai buvo, nu, vietom tai tikrai smagu. Tas galas pabėga, nu, galas varamas, tai smagu, tik tais ten porą tokių vietų buvo, kur gal jau biški, man norėjos mažiau to vandens. Ir labai ačiū žiūrovam. Labai ačiū žiūrovam. Išskirtinis ačiū Irmantui Buivydui, kuris turėjo trosą, nes mes neturėjom. Pamokas ateičiai? Taip, pamokas ateičiai. Jeigu ne Irmanto trosas, tai greičiausiai ten ir būtumėm pasilikę. Nes bandė žiūrovai su rankom išstumti, tai sunkiai. Žiūrovam ačiū, tai žiūrėjau. Ačiū žiūrovam. Va, pasivaišink. Ačiū. Sveikinimai. Ačiū labai. Kaip raliukas visas? Buvo karšta. Su dėže dar vis neįsprendžiam problemų, bet šiaip fainas raliukas. Slidus ir košių. Košių net gaivino? Aš įsivaizduoju, kaip mašinos dar važiuoja. Mums su bagiais yra turimi iššūkiai čia važiuoti. Tai su mašinom aš čia pilnai tikiu, kad visi pyksta. Ačiū labai. Dėkui. Ačiū, dovanų jums dar. Beterį. Ačiū labai. Ačiū. Hi, how was the rally for you? Oh, good. Interesting. What? Hard. How are the stages? Last stage we really like the jump and the corner sections. Deep one, we really enjoyed. Jump a lot? Yes, full speed. Nice. Coming back to Lithuania? Sorry? Coming back to Lithuania? For sure. Yes. Amazing. We like here. Thanks. Kaip Tauragės purvavonios? Nu, viskas gerai, po pernai metų avarijos šiemet išgyvenom viską, tai viskas kaip ir patenkinti. Toli šokot? Ne, nešokom. Kodėl? Nu, prisišokinėję esam, turim patirčių, tai geriau saugiau per tramplynus. Kaip kelio danga, sako, net jum bagiam yra reikalų? Tu pakankamai slidi vietom, kai kur geras sukibimas, kai kur slidu. Turbūt visiems tas pats, nesvarbu su kokia technika. Gerai. Ačiū. Dėkui. Prašom dovanų. Pasitaškėt? Pasitaškėm, tikrai. Ne tik manau, kad mašinam sunku buvo, bet šį kartą ir bagiam tikrai buvo sunku. Matosi čia. Jo.
pėdsakų yra greičio ruožų. Kaip sekės visą dieną? Šiaip viskas neblogai, norėtus geriau, aišku, bet dar vis mokinamės, tik 2 metai, tai rezultatą noris geresnė, bet yra kaip yra. Stengsimės labiau. Ačiū. Prašau, pasivaišinkit. Ačiū. Šiaip buvo minčių nebevažiuoti šitų 2 paskutinių, bet labai gerai, kad priėmėm sprendimą važiuoti normaliai iki galo, tai šitie buvo patys smagiausi. Biškį nustojo lyti ir žiauriai geri ruožai, žiauriai viskas gerai. Oras pagadino, bet šiaip pagirimai organizatoriam už alkoholio prevenciją visų pirma. Gal čia ne organizatoriai, gal federacija. Vienas dalykas, kitas dalykas organizatoriam už tikrai labai gerą ralį. Oro neužsakysi, vienintelis dalykas, dėl ko negali pergyventi. Tai viskas super, mums savaitgalis puikiai pavyko. Mes savo tikslus įvykdėm ir po pasnio ruožo irgi jausmas labai geras. Super. Ačiū. Prašau, pasivaišinkit. Ačiū. Palauk. Daliau. Va, vėl tu kišimą tą. Taip. Juodą pabaisą. Taip. Biški, išmokai vairuotoją finišuoti? Jo, būsiu pirmas finišas, šiaip ne taip. Per vargus ir, žinai, mokslus, bet, matai, visas šlakas. Šturmanas atrodo, aš vairavau. Turi, žinai, padėti žmogui su trajektorijom, su pagalba, vairavimo ir taip toliau. Su Giedriu bendrom jėgom, turi pirmą finišą, manau, rezultatas yra koks yra. Ir su kiekvienu raliu juk mes greitėjom, žinai. Giedris jau tokiam amžiui, kaip ir, žinai, jau tas jo karjeros lygis kaip ir sustojęs, o tas žmogus vienmečiai tik tai pradeda ralį, tai skirtumas yra. Kur jaunimas valekė, žinai, be galvų, tai mes tai tokie su labai dideliu protu. Smagu. Ačiū. Ačiū. Sunku buvo? Jo, tikrai sunku. Ta tranzicija, žinai, iš po kvatro į šitą mašiną labai sunku. Nes ir kalonkė, valdymas visai kitoks, tikrai. Kovojau su mašina visą dieną, apart šito greičio ruožo, tikrai stengiausi kiek galima. Tai vėlgi prisisaugojom, nes ir vėl užlyjo po pirmo važiavimo, tai labai patenkintas šitų dopų, tikrai. Galima dar greičiau, žinai, bet jau žudytis reikia, žinai. Tai labai patenkintas. Super. Ačiū. Prašom, dovanom. Ačiū. Labai jau ventiliaciją pasidarėt gerą. Pasidarėm čia. Ne savo norų, bet teko. Kas nutiko? Vertėmėm, stiklą sudaužėm, išėmėm, užsidėjom akinius. Mes finišėm. Svarbiausia. Apart kūlio viskas gerai buvo? Super.